Sveiki, startuoja lapkritis su šauniais lapkričio pasiūlymais ir lapkritis mūsų laukia labai intensyvus, kadangi jisai bus padalintas į kelis etapus. Štai šitą brošiūrą, kurią aš dabar turiu rankose ir kurios gaminiai sudėti ant mano stalo, jums gal atrodytų kažkiek mažiau tų gaminių negu būna įprastai kiekvieną mėnesį. Taip, jų yra mažiau, kadangi lapkritį pirmąją savaitę, tai yra 45, mes pradedam su brošiūra. 46 prisijungia kalėdiniai pasiūlymai, mes turėsime papildomų kalėdinių pasiūlymų, juos skelbsime pirmadienį, antradienį atsidarys kodai. 47 savaitę bus juodojo penktadienio pasiūlymai, irgi skelbsim pirmadienio, kodai atsidarys penktadienį. Ir 48 savaitę, jeigu liks kalėdinių pasiūlymų, jeigu liks juodojo penktadienio pasiūlymo, o galgi netgi dar turėsim irgi kažkokį tai dar vieną papildomą pasiūlymą. Kodėlgi visą tai, kodėl lapkritį tiek visko daug, kodėl ir lapkritis puikus, ir kalėdiniai pasiūlymai, ir juodojo penktadienio pasiūlymai, tai aš jau turbūt atsakiau į tą klausimą, nes lapkritis yra geriausias mėnuo, sakydama kalėdiniai pasiūlymai, lapkritis yra geriausias mėnuo įsigyti kalėdinės dovanas. Todėl suteikiama įvairiausios galimybės, ką jūs galėtumėte įsigyti sutaupant, o nori dar labiau sutaupyti, galite startuoti, tapti supervarę konsultantų, jeigu dar nesate, ir tada automatiškai dargi įsigydami sutaupysit. Na ir kągi mes turim toj pagrindiniai programai, ir štai šitoj gražioj brošiūroj, jau ant viršelio matote, kad pas mus atkeliavo naujos spalvos Allegra, kaip tik prieš kalėdas, kaip tik prieš naujus metus, taip gražiai, kad būtų galima pasiserviruoti stalą. Ir jūs matot, kad aš nepasidėjus jokių aktyvumo dovanų. O nepasidėjus todėl, aktyvumo pasiūlymo, nepasidėjus todėl, kad dėl vėlinių mes prekės gausime tik tai pirmadienio, aš filmuoju šeštadienį, tai dar negaliu jums parodyti ir padėti čia. Bet tai bus kažkas susijęta su šitą Allegro seriją, kuri pas mane yra ant stalo, tai yra jūs galėsit pasipildyti kolekciją, kad jau tikrai visą stalą gražų turėtumėt papuoštą Allegro. Bet kaip visada pradėsiu nuo to, ką gali gauti mūsų vakarėlių organizatorės, arba kas surenka didesnį užsakymą, arba konsultantas surinkęs didesnį užsakymą, ką gali užsisakyti ir kuo gali pasinaudoti. Jeigu užsakymas yra 120 eurų, tada mes turim štai šitus du indėlius, kuriuos galima įsigyti. Jie yra su sandariais dangteliais, bet jie tarpusavyje yra susijungiantys. Ir ką mums gali prireikti tokių susijungiančių dangtelių. Pavyzdžiui, jeigu man reikia suplakti kokį kiaušinį, aptepti bandelėm, dedu kiaušinį, šiek tiek pieno, šiek tiek vandens, prieskonių, viską suplaku ir savo puikiausiai aptepu bandelės ar kažką ir paskui kas liko galiu uždengti dangteliu padėti šaldytuvą. Jeigu man reikia, pavyzdžiui, sumaišyti kokius prieskonius, mes įprastai daugelis žmonių perka prieskonių mišinius. Bet jeigu jūs pasiieškotumėt internete, tai galima pačiam susikurti tobulus prieskonių mišinius, jeigu jis mėgsta juos susikurti ir kad juos sumaišyti geriau, pavyzdžiui, jeigu jūs supilsit pilną indelį, jums bus sunku išmaišyti, tada jūs tokiu būdu uždėję sumaišot, o tada uždengia dangtelį ir kompaktiškai padedate tą vietą, kur jūs norit. Arba jeigu įdėjote ten kokią citriną ir jinai neužsidengia, bum, taip uždengiat ir dedat tokiu būdu į šaldytuvą. Tai čia yra, jeigu vakarėlis yra 120 eurų, kai siekia vakarėlis 250 eurų, tada yra papildomai, labai paklausus, labai populiarus, bet katalogai jisai nėra pigus gaminys, todėl paprastai žmonės laukia, kada jam būna nuolaida, o dabar galite nugriebti jau taip, turėdami užsakymą už 250 eurų. Tai yra 2,5 litro šaldymo dėžė. Bet ne vien tik šaldymui galima naudoti, šaldymo dėl to, kad jinai pagaminta iš minkštos medžiagos ir šaldiklyje neįšąla, lengvai atsidaro netgi išėmus tiesiai iš šaldiklių, jūs galite taip dangtis irgi plastiškas, jūs jeigu čia, pavyzdžiui, prisišaldėte kokių vyšnių ar juodųjų serbentų, ar nesvarbu ko, ar net ledo kubelių, ar kažkokių tai žalumynų ten zonomis įvairiausių, atidarė dangtelį, jisai toksai plastiškas išlieka ir iššalęs ir pasiėmėt kiek norit, uždarėte ir vėlgi padėjot. Dangtelis, jeigu šaldote uždengę dangteliu, tai jūsų automatiškai šaldiklis greitai apšals, jis netgi apšals tik nuo darinėjimų, kad patenka oras. Ir drėgmės perteklius kondensuosis ant dangtelio, vis tiek produktas šiek tiek garuoja, inde susidarys tokia terpė ir produktas išliks labai ilgai skanus ir neišdžiūvęs, taip kaip įprastai būna šaldant įvairiausiuose maišeliuose. Bet šita dėžė idealiai tinka ir maistų laikyti šaldytuve, ir maistų transportuoti įvairiausiam kepsniukam, žuviai ir taip toliau, ir taip toliau. Jinai dera su mūsų ravioli forma, tai jeigu jūs norite gaminti ravioli, juos išimti ir šaldyti, irgi idealiai tiks. Na ir kai siekia 350, tai štai toksai puodelis,
gal kas matė, gal kas nematė, mes jį tik vieną kartą esam turėję aktyvume, supakuotas į dėžutę. Tai yra puodelis termosas, jisai turi visas termoso savybės, tai yra, kai jūs čia pasidarot kavą ar arbatą, ar kažkokį karštą šokoladą ar karštą vyną, savo gurkšnojate ir ilgai išlieka karštas, dar galite pridengti dangteliu, o gal jūs ten norite užbrinkinti kokią nors košę, pavyzdžiui, vaikui supylėte, arba savo supylėte kokią avižą, sušpylėte pieno arba vandenį ir uždengę dangtelį, laukiat, kol išbrinks. Yra rankenėlė, tai bus patogu ir valgyti ir automatiškai tas gėrimas ar tai košė jum neatšals. Bumt, supakuota į gražią dėžutę. Tai tiek mes turim dovaninių dalykų. Na ir dabar pradėsiu nuo to, tikriausiai gaminio, nežinau, kada jūs žiūrėsite šitą video, bet kodai atsidarė pirmadienį arba, turbūt jau žiūrėsit po pirmadienio 1 valandos, kodai atsidarė pirmadienį 1 valandą dienos. Ir aš, kaip sakiau, vadovėm ir konsultantam, turbūt šitas gaminys priklauso tai rizikos grupiai, kad gali pasibaigti, nes jų yra tik tai 3000 visam CE regionui, o jis yra nerealiai geras. Tie, kurie draugauja su Tupperware, turbūt žino unikalias UltraPro savybės. UltraPro gaminiai skirti kepti orkaitėje, juos galima teoriškai dėti ir į šaldiklį, bet jau tokio didelio neįdėsite, juos galima dėti į šaldytuvą, juos galima dėti į mikrobangę, bet irgi tokio didelio neįdėsit, bet juose galima kepti ir orkaitėje, atlaiko iki 250 laipsnių temperatūrą, nors realiai aš nieko nekepu tokio, aš kepu nuo 180, jau max 220, jeigu noriu kažką labiau paskrudinti ar kažką tai greičiau iškepti. Šitas indas yra 5,7 litro talpos, pagamintas iš tokios medžiagos, kuri tinka, kaip minėjau, ir į orkaitę, ir šaldytuvą, ir į šaldiklį, bet jos unikali savybė yra ta, kad kepamas produktas šitame inde, jis neišsausėja, mums nereikia pripilti vandens, pridėti riebalų, kad jis ten gautų tos tokios drėgmės ir kepant uždengtą labai gražiai viskas apskrunda. Tai ką mes dar laimime, kad mums neprišaudys taukais visą orkaitę, jeigu aš čia kepsiu kokią nors vištą, aš įdėjau vištą, uždengiau, įdedu į orkaitę ir savo ramiausiai kepu. Ar tai kugelis, ar tai antis, ar tai mėsos kažkoks gabalas, ar tai didelis duonos kepalas, jums nebūtinai kepti tokią aukštą, galite kepti šiek tiek žemesnį. Na, žodžiu, kaip sako, iš didelio neiškris, jeigu vizualiai norėtumėte įsivaizduoti, tai tos vištos, kaip parsiduoda parduotuvėje kilogramas su biškiu, telpa 2 puikiausiai. Ir dar galėtumėm tai pastumti truputėlį, bet, 2 vištos komfortiškai iškeps, gražiai apskrus. Jeigu šeima didesnė, tai nėra ko po vieną vištą kepti, nes labai greitai susinaikino, visi dargi nori po koją gauti, tai jeigu 4 asmenys, būtinai kepkite 2 vištas. Ir jeigu liks tos vištos, kitą dieną pasidarysit salotos. Salotos su kokiais agurkais, paprikom, majonezu, su vištiena yra tobulai skanios. Arba pasidarysit ten kokį nors sumuštinį ar kokį užtepuką. Na, žodžiu, kepta višta yra geras produktas. Tai mūsų 5,7 UltraPro su dangčiu galite naudoti taip, galite kepti aukštinkojom, jeigu norit lygiai taip pat vištą padėję taip. Aš mėgstu kepti štai šitaip, apskrus idealiai, išplausit lengvai ir galėsit tiesiai su juo teikti į stalą. Ir dar kam aš mėgstu naudoti UltraPro, pavyzdžiui, jeigu vasarą kepam kepsnius, šašlykus, aš į UltraPro juos dedu. Jis atlaiko karštį, uždengtas dangtis leidžia palaikyti ilgiau temperatūrą. Na, žodžiu, idealus reikalas. Rekomenduoju, paskubėkit, kaina tobula. Mes visai nesenai turėjom pardavime 3,5 litro UltraPro, dar gal miksai yra keletas likę. Berods 8,9 gal buvo, gal dabar miksai 95, šitas 102, tai dvigubai didesnis, nerealiai geras, rekomenduoju tikrai, nes orkaitėj kepti mėgsta daug žmonių, ar ten kokia žuvis, ar antis, ar ančių šlaunelės, kokias sudėjot bulves ant viršaus ančių šlaunelės, egis tai labai mėgsta kepti UltraPro, iškepa nerealiai skaniai, niekur stovėti nereikia, prie orkaitės stovėti nereikia, aš jau vien tik, kad jį galėčiau pasakoti ilgai. Tai vienas gaminys, kuris yra rizikos grupiai, ir kitas gaminys, kuris atsirado rugsėjį mūsų naujame kataloge ir yra vienas iš populiariausių gaminių mūsų kataloge. Mes jau turbūt jų pardavėme nuo rugsėjo mėnesio kokius gerus 600, jeigu nedaugiau. Ir jį galima įsigyti 2 būdais su nuolaida. Arba atskirai su 2 eurų nuolaida, arba įsigijant štai šitą įrankių rinkinį, padėkliuką įsigyti su 4 eurų nuolaida. Kam jis reikalingas, tai pasidėti elementariai prie keptuvės, kai jūs pamaišot ką nors, kad nedėt ant stalo, dedam ant padėkliuko, kad neprisitaškytų, kad viskas atrodytų gražiai ir estetiškai. Galima ir kavos puodelių su pyragėliu naudoti. Tai kuri dalis yra rizikoje, tai yra ta, kuri atsigijama atskirai, jų yra tik 1500, dėl to jeigu reikia, nežinau, ar dar šiai minutė yra
gal padidino kiekį, negaliu pasakyti, nežinau, kada jūs žiūrite video, tai jeigu reikia, tai iš tiesų užsisakykite kuo greičiau. O koks rinkinukas, kokį galima įsigyti, kad galėtumėt padėkliuką įsigyti dar pigiau, tai irgi labai paklausus, tai yra samtis, didysis samtis, toksai su patiesinta apačia, kad gerai galima būtų iš puodo viską išimti. Puodai dažniausiai yra tokie užapvalinti, vis tiek ta dalis tokia apvalesnė ir dugnas lygus. Tai būtent ir sliuogia mūsų samtis per tą dugną. Šoniukai nusklemsti, tokie nuploninti, kad mes galėtumėm ir įpilti gražiai, ir pasemti gražiai. Na, žodžiu, raidės gražios, supervarę galima kabinti, galima dėti į kibirėlį, jau kaip jūsų laisva valia. Na ir didelė mentelė, didelės mentelės pravers, kai didelį kepsnį verčiam ar kokį didesnį blyną, kad nesulūžtų, ar omletą kokį nors. Tai va šita mentelė tikrai unikalus reikalas ir jinai turi tokį irgi nusiaurėjimą, kad būtų lengviau pakišti, lengviau apversti ir didelės skylutės, kad viskas puikiausiai nutekėtų. Bumt, 2 puikus gaminiai ir juos įsigijant padėkliuką galite įsigyti gerokai sutaupant. Jeigu kalbant, ką dar galima įsigijant kažką tai, apie tą vėliau papasakosiu. Prie Ultra Pro turėjau papasakoti apie pirštinės. Aš turiu 2, bet jos parsiduoda po 1 su nuolaida, bet pasiėmiau 2 todėl, kad reikia 2. Ar imam skardą iš orkaitės, ar norim kažką tai perkelti, tai mums reikia imti 2 rankom puikiausiai, ar kokį ten karštą puodą, ar dar kažką, tai mums reikia 2 pirštinių. Pirštinė yra iš silikono, čia yra audinys, viduje irgi yra audinys, ir dar tarpe yra tokia, norėjau sakyti, pašildymo medžiaga, bet turbūt taip ir būtų teisinga. Tokia medžiaga, kuri dar ilgiau leidžia neperkaisti mūsų pirštinėms. Su išsiuvinėtu supervarę logo galima kabinti, galima išplauti, jeigu jūs susipurvino šitą dalis. Žinau, kad ir lauke mėgsta žmonės jas naudoti, kažkur bijo tiesioginės liepsnos. Jeigu lauke naudojat prie griliaus, tai atsargiai, kad negautų liepsnos ir nesudegtų. Ir dar bijo peilių. Dėl ko sakau bijo peilių, kažkada tai Egis pjaustė, man atrodo, o gal aš pjaušiau karštą kepsnį ir taip su pirštinė laikiau ir įpjoviau vieną, ar Egis įpjovė, neatsimenu, bet viena įpjauta. Žodžiu, gražios, va tokios, silikoninės formos irgi mūsų tokios spalvos, tai bus bendra harmonija ir tikrai labai tiks. Na ir dabar keliauju jau prie šito, prie mūsų pačių populiariausių indelių. Aš kai tapau supervarę konsultantę prieš 26 metus, tai šitie indeliai buvo numeris 1, nuo ko pradėdavo klientai savo istoriją su supervarę. Tai yra 600 ml dubenukai su 100% sandariais dangteliais. Ir tie, kas senai draugauja, dar ras tokių skaidrių su geltonu, melsvu dangteliu. Dangtelio tipas buvo kitas su tokiu snapiuku, kad buvo galima pakabinti, nes šaldytuvai tuo metu turėjo groteles. Dabar nebeturi, tai padarė tokią ištisinę, patogesnę dalį, kad atidaryt. Pats indelis idealaus tūrio neštis maistą. Yra langelis, kad matytųsi viduje, jeigu jūs laikot kažką šaldytuve. Idealus dalykas sudėti įvairiausius likučius, nes visi matys, kas įdėta į spalvą tokia žydra neutrali, užsidaro sandariai. 2 indukai, užsakius už 10 eurų, galite įsigyti tą rinkinį, užsakius už kitą 10 eurų, dar vieną rinkinį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip. Tiesa, su šitais indukais negalite dėti šildyti į mikrobangę, nes jie atlaiko iki 100 laipsnių temperatūrą, iki 25 netgi. Ir tokio karštumo maistą galima dėti juos, bet negalima uždaryti dangtelių. Kai atvėso, tik tada uždarom ir dedam į šaldytuvą arba nešamės. Jeigu jums reikia indo, kurį galėtume dėti į mikrobangę, tai yra šildyti mikrobangę, uždaryti karštą maistą, tai štai va šitie heat and serveriai. Mes abiejų dydžių turime pardavime lapkritis nuolaidą ir 1,5 litro ir 750 ml. Ir jie idealūs tiek nešiotis maistui į darbą, tiek maisto likučiam laikyti šaldytuve. Turi lengvai atsidarantį dangtelį, bet išmokite jį atidaryti. Niekada neatidarinėkit spaudžiant abiejų ausų. Turite spausti pirmą vieną ausį, tada kitą. Jeigu jūs spausite abi ausis, tai yra toks gaunasi laužimo principas ir jūsų ausis savo galite, ne savo, ausis indelio galite nulaužti. Pats indelis pagamintas iš medžiagos, kuri atlaiko iki 160 laipsnių temperatūrą, tai galite puikiausiai šildyti mikrobangėje maistą. Gaminti gal ir nelabai tinkama, nes gamybai reikia iki 220 laipsnių temperatūroje, bet jis toksai šildymui padarytas tinkamas, nes per vidurį toks iškilimas. Kam mums reikia to iškilimo? Todėl, kad mikrobangos skverbėsi į maistą ir į vidurį įsiskverbia mažiau negu į šonus.
Ir vibruodamos ne jos vibruoja, bet jos judina maiste esančias vandens molekulės ir to pasekoje maistas sušyla. Visada rekomenduoju šildyti 600 W galingumu, ne maksimaliu, taip jūs negaminat antrą kartą savo maisto ir kokybiškai jūs sušildote. Nereikia atidaryti jokių vožtuvų, nes šitas vožtuvas atsidaro automatiškai šildant ir lygiai taip pat, kadangi yra šitas vožtuvas, jūs galite uždaryti ir karštą maistą esatį ir šitas vožtuvas reguliuoja slėgį viduje, kad jūsų indelio dangtelis nesideformuotų. Viskas surašyta iš tokia instrukcija, instrukcijos yra daugeliu kalbų, ten rasite ir lietuvišką, tai galėsit pasiskaityti, kas supranta, nesupranta lietuviškai, gal rusiškai, rasite ir rusiškai. Žodžiu, yra instrukcija ir ta ir ta. Kai nenaudojat, puikiai susideda vienas į kitą, į mažesnį visada indelį, va štai šitai patogiau įdėsite didesnį ir padėsite kažkur tai į stalčių. Tai Crystal Baby senai nebuvo su nuolaida, daug kas jų prašo, daug kas jų nori ir tikrai rekomenduoju nekoks gaminys. Dar vienas gaminys, kuris aišku tinkamas ir nešiotis, bet labai mėgsta naudoti šaldytuve, bet labai dažnai turi ir įvairiausiam sumuštiniam kažkur tai pasiimti. Tai yra mūsų smaližiukai. Ir lapkritį mes turim juos visų 3 dydžių. Jūs rasite, va štai čia juos katalogė. Ir smagu, kad juos galima įsigyti ir atskirai, šiek tiek su mažesnė nuolaida ir su didelė nuolaida įsigyti visą rinkinį. Jie yra 3 skirtingų dydžių. O tai dabar, kad aš žinočiau dydžius, gal čia yra parašyta 1,2, man atrodo, tas mažylis, bet iš tiesų smaližiukui nėra svarbu tūris. Taip, 1,1 mažiausias, 1,4 didesnis ir 2 litrai didžiausias. Nesvarbu, kokio tūrio ar dydžio ar formos jie būtų, jie padaryti vienodų principų. Dangtelis yra skaidrus, va čia yra tokie įsikišę kaip ir net nežinau kaip pavadinti, dalys įsikišusios, kad mes galėtumėm atkelti ir atidaryti. Yra lankstukai, dangtelį nuiminėkit plaunant abiem rankom, va taip tiesiai, o ne į šoną lupant. Ir tie lankstukai lankstosi ir mūsų taip dėžutė atsidaro patogiai ir užsidaro patogiai. Tai va, aš uždėjau, čia susidėjau gal kokių, pavyzdžiui, vaisių prisipjaušiau, pasidėjau, mašinai nusimečiau, praalkau, atsidariau, pavalgiau. O gal sumuštinių susidėjau. Jeigu didesnė dėžutė, tai jūs galite kombinuoti net į tą dėžutę ir net gertuviai kombinuoti 300, o net nežinau, ar 310 ml telpa. Paduok, kiekgi man tą 310 ml. Ta žalia. Va šitą va. Aha. Taip netelpa, bet taip va galima įsidėti. Jeigu norit jau viską į vieną krūvą sudėti ir čia gal kokius sumuštinius sudėsit. Irgi variantas. Turėti, atiduodu, jeigu atgal gertuvę, nes jau, tarp kitko, nėra su nuolaida, bet man atrodo miksai yra. Pasižiūrėkit, jeigu jums reikia būtent tokios mažos gertuvės. Ir šitas tūris labai universalus ir labai patogus įvairiausiam lašiniam, rūkytos mėsos gaminiam, varškės sūrių ar panašiai susidėti. Bet lygiai taip pat sumuštiniam ir taip toliau. Ir didžiausias mūsų, štai šitas čia kas kiek lašinių turi namuose. Galima naudoti puikiausiai. Aš netgi stalo įrankius susidėjus į vieną tokią dėžę. Tai yra tie stalo įrankiai, kuriuos aš naudojau, kai ateina svečiai. Irgi tu pervarė, tai sudėjus iš šitą dėžę. Į kitą sudėjus prieskonių pakelius. Irgi puikus variantas. Jeigu kur vykstant susidėti keksiukus sumuštinius, irgi idealus reikalas. Labai džiaugiuosi, kad šitie rinkinukai, šitie indeliai yra lapkritį pardavime, nes senai bet turėjome, o daug kas labai jų laukia ir daug kas jų labai nori ir daug kas jų labai prašo. Na ir jeigu jau mes taip keliaujame per visą gamybą, mintise planavau nuo Allegro pradėti, bet turbūt jau gausis, kad Allegro paliksiu patį paskutinį. Tai jau dabar nugriepsiu dubenį. Jeigu mes turim Ultra Pro didelį pardavime, kur 2 vištos telpa, tai reikia ir dubens didelio, kad 2 vištos tilptų sumarinuoti. Tai mes turime pasiūlymuose 6 litrų dubenį su sandariu dangčiu už puikią kainą. Tai tokiam ypač prieš šventiniam periodui, ar daug mišrainės padaryti, ar kokią mėsą sumarinuoti, ar šašlykus užraukti, ar mielinę tešlą susipurtyti, ar kažką tai transportuoti, nes dubuo yra visiškai sandarus, turi tokį sijoną. Tas sijonas turi 2 pliusus, kad labai patogu laikyti purtant, ar perdodant, ar nešant. Ir jeigu jūs vežatės, dangtis neatsidarys, nes neužklius niekur, nes yra štai šitas sijonas. Turi tokį liežuvėlį, patogiai atsidaro. Pats indas iš vidaus yra matinis, tai yra dugnas yra matinis. Jeigu mes kažką tai plakam ir maišom, kad mažiau susiraižytų. Ir dar čia rasite šonę skalę, štai čia mililitrais, kur jūs galėsite pasimatuoti
Va, štai čia va. Bum, 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 kur galėsite pasimatuoti. Tai yra dubuo suskirstytas. Jeigu jums, pavyzdžiui, reikia ten dalį dubens, tai suskirstyta va tokiais va kiekiais, kad galėtumėt pilti. Atvirai pasakysiu, tos skalės viduje nenaudoju niekada, bet gal kas naudoja, gal kam reikia gaminant, kad žino, reikia pusę dubens to, arba trečdalį dubens, arba vienodom dalim ten pilti miltus, manus ar dar kažką, tai šitą skalę galima puikiausiai naudoti. Dar kam naudoju šitą dubenį? Tai tą dubenį naudoju, jeigu iškepu kokį pyragą, ar turiu kokius keksiukus, ar turiu kokius sumuštinius, kaip kupolų galima uždengti. Ir dar jį galima naudoti ir kaip tokią, kaip ir tortinę, padėti va štai šitaip, kadangi dangtis yra kietas ir tokiu būdu ar transportuoti, ar laikyti kažkur tai šaldytuve. Na ir atkeliavom prie Allegro, bet paskutiniam puslapyje dar prieš Allegro, nes tikrai pamiršiu, nes jau trečią kartą pasižiūriu. Paskutiniam puslapyje mes turime optikos šluostės beveik su 50% nuolaida. Tai jeigu jums reikia kažkam, ypač šventę, mažytės dovanos, tai 2 optikos šluostės kainuoja 7,90. Tai viena būtų 4 eurai, tai tokia puiki dovana, ypač tie, kurie akinukus nešioja, arba tie, kurie nenulimpa nuo telefono, kaip man, pavyzdžiui, ar tą objektyvą pavalyti, ar ekraną pavalyti, ar kompiuterį pavalyti, kompiuterio ekraną, ar fotoaparatą. Tai yra šitas šluostas yra ne tik akiniam, bet ir visai optikai, tai yra visiems jautriem dalykam. Na ir liko mūsų Allegro. Tai kaip minėjau, Allegro dar papildymas bus mūsų aktyvumo programoje. O štai čia pas mane yra 3 dydžių dubenys. Mažylių 740 ml, galima įsigyti 2 sutaupant. Tai yra rinkinyje yra 2, kitus galima įsigyti po 1, bet galima įsigyti rinkinį pigiau. Kas tai per Allegro ir kas tai per gaminys? Šiti gaminiai visada labai populiarūs ir visi juos labai mėgsta dėl savo unikalios formos ir unikalaus tokio pagaminimo būdo, nes išorė to indo yra tokia šiek tiek šiurkšti, šiek tiek matinė, kad jis nesiraižytų, kad smagu būtų paimti į ranką, o vidus yra slidus. Ir kadangi jie yra plokšti ir dideli, juose labai gražiai atrodo serviruojama ar ten kokie sausainiai, ar saldainiai, ar salotos, ar mėsytės, ar dešrytės, ar sūris, ar panašiai. Jūs netgi galite sūrio miksą įdėti ar į didesnį, ar į mažesnį. Dangtis jo užsidaro sandariai, jūs galite puikiausiai transportuoti, atidaryti lengva, nes yra sijonas, tik reikia paspausti per vidurį ir dangtis puikiausiai atsikelia. Lygiai taip pat galite naudoti aukštinkojom. Nerealiai gražu. Ir jeigu aš paimsiu didesnį dydį, kai jūs nenaudojate, puikiausiai galite va štai šitaip sudėti vieną į kitą ir jau gražu, net jeigu jums į stalčių kažkur tai netelpa, tai jūs va, puikiausiai visą kolekciją susidėjot. Nu ir įsivaizduokit kalėdinį stalą, jūs padengėt šitais indais, Ultra Pro tupi kažkoks tai, jau čia per Ultra Pro tupi koks nors keptas paukštis, per kūčias gal tupi kokia kepta žuvis. Na, žodžiu, galima puikiausiai savo pasiserviruoti. Tai 740 ml mes turime, kaip minėjau, 2 rinkinyje. Ir dar turime 1,5 litro ir 3,5, tai tuos tą 7,50 dedu į šoną. O va štai šitie atrodo va taip, va tokio va dydžio, 3,5 toksai didelis, erdvus, platus ir irgi netgi ant dangčio galima puikiausiai serviruoti ar kokį žiedo formoje pagamintą, ar princesį iškeptą pyragą ir uždengti tiek kaip kupolų, kaip ir apie tą dubenį kalbant, tiek uždengti va štai šitaip va ir kaip tokią žemąją tortinę naudoti ar pasidėti šaldytuve. Tai tokius mes turim dubenis ir jeigu dubenyse yra kokie nors skanumynai, saldumynai ar dar kažkas tai aišku prie to mes turėsime kavos, turėsime arbatos ir kai turėsime tokius dalykus, mums reikės ir cukrinės. Tai aš griebiu mūsų cukrinę. Cukrinė atrodo štai šitaip va. Jinai turi va tokį va kaip kapšelį viduje, tada užsukamas viršus ir yra 2 pozicijos, arba įspausta, arba ištraukta. Jeigu ištraukta pozicija, tai mes beriam va taip va be sustojimo tą cukrų. Jeigu mes norime mažai šaukšteliais berti, tai tada įspaudžiam ir kiekvienu palenkimu mes įsipilam savo puodelį ar kažkur tai kitur mažą šaukštelį. Va, puiku ir savo gražiai galite serviruoti. Na, man atrodo, papasako apie viską, galiu pasikartoti. Allegro rasite pirmam puslapį, nerealiai gražių spalvų.
Tada antram puslapį rasite didelį dubenį 6 litrų ir mažus dubenėlius 600 ml, labai draugiškai sutaupę. Tada dar kitam puslapyje rasite mano mylimus smaližiukus. Na, tada, aišku, Ultra Pro ir silikoninė pirštinė. Ir dargi kepta anties koja, kepta avies koja su žolelėm ir pankoliu. Receptą dar puikiausiai turim, reikės pratestuoti. Tada kita pusė mikrobangiai pašildymo indelį. O, ir pamiršau vieną dalyką. Tada du įrankiai su padėkliuku. Tas, kurį pamiršau, tuoj papasakosiu apie jį. Tada žinoma šeimininkių programa, žinoma galimybė startuoti ir žinoma optikos sluostis. Šitą gaminį gali įsigyti tie, kurie startavo spalį, įsigyti ir pasiūlyti savo klientam, arba tie, kurie startuos lapkritį. Tai yra 800... Koks turis, ką žinot? 825 ml, toks kaip stiklainiukas pavadintų, plastikinukas užsukamas. Dėl ko vadinam stiklainiukais, nes tarsi atrodytų, kad kaip stiklainiukas užsisuka su sandariu dangteliu ir dangtelyje yra toksai įdubimas. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš čia susipyliau kokias salotas, čia galiu susidėti ten ar padažą, ar kokius ten, pavyzdžiui, džiūvėsėlius užsibarstyti, jeigu noriu ant saloto, ar kokį sūrį, jeigu nenoriu iš karto sumaišyti. Jeigu čia susidėjau jogurtą, gal viršuje bus uogienė. Na, žodžiu, jūs galite įsidėti kažką, tai ko nenorite iš karto dėti į tą produktą. Jeigu susidėjau sriubą, gal taip viršuje bus kokia grietinė. Bum, dangtelį uždarėt ir puikiausiai galite nešti. Nu, tai tiek, tai jau tikrai dabar viskas. Startuojam 45 savaitę su šiais, 46 prisijungia kalėdiniai pasiūlymai, 47 prisijungia juodas penktadienis, o kas bus 48, pamatysim. Tai šaunaus jum lapkričio mėnesio ir gerų kalėdinių pirkinių.